Taip smagu, kad pavyko pasiekti pirmą pergalę pasiruošimo etapą ir aišku, nebuvo lengvai pasiekti. Pasam sekundėm laimėjom, bet pirma pergalė yra pirma pergalė ir ką, nagrinėt klaidas ir žiūrėti priekį. Po tas klaidas gal gynyboje treneris sakė, kad pagerėjusi, bet puolimas, metimai, gal susipažinimo trūko, matėm, kad stringas. Žinot, metimai vieną dieną krenta, kitą dieną nekrenta, taip visą laiką yra, o gynyba pagerėjo, bet jinai dar nėra tokio lygio, kurią mes turim demonstruoti, kurią galim demonstruoti, tai tikrai yra taisytinų dalykų. Lyginant su pirmom dviem draugiškom, iš kurių, sakykim, papildžius komandos žaidėjų, man pavyko didžiausią visą teiginimą. Visi įnešė, kaip sakant, naudos, šviežumo ir kiekvienas įnešė savo indėlį, ne tik per varžybas, bet ir per treniruotės, taip kad vienas daug davė rinkimų. Šarūnas Jasikevičius, kaip dirigentas atakos. Šarą visi žino, jisai visą laiką reikalingas komandai, daug duoda, visą laiką naudingai žaidžia. Lieka savaitė gera, varžybų oficialiųjų. Ar nėra truputėlį nerimo, kad būtų tų laiko labai mažai liko? Mes apie tą laiką negalvojam, paprasčiausiai gali neramina tas žaidimas, bet turim dar savaitę laiko, dar bus nemažai treniruočių, dar bus ir varžybų, taip kad treneriai tikrai paruoš komandą, manau, kad geriau ir mes patys paruošėsim. Atrodo, kad ideali forma gali ateiti, ar tai bus pabaiga jau Venesuelos turnyro, ar pradžia? Nežinau, tikiuosi kuo greičiau. Pačiam nekeista, kad treneris diriguoja kiekvienam žingsniui atakos metu ir, sakykime, prie pilnų tribūnų, ko gero šitą negirdėsi. Turėsim girdėti. Visą laiką būna pilnos tribūnos ir kažkaip visą laiką girdim, kad treneris sako. Jeigu negirdėsim, ką šis sako, komunikuosim ženklais, kad čia nematau problemos. Nebuvo šalta šitą salėje, sėdė tam suolo įrašys. Ne, salėje nešalta. TonyBet – lietuviška lažybų bendrovė.